Sveiki, trumpai prisistatysiu. Esu Rūta ir jau kokie 5 metai užsiimu skulptūrą. Ir šioje srityje esu savamokslė. Ir vienas iš būdų mokinimuose buvo video žiūrėjimas. Daugiausiai mokinausi iš gamtos formų, iš kitų meistrų, ką papasakoju, kiek išėjo gyvai sutikti. Nors tuo metu pradžia buvo, kad nedaug sutikau žmonių, ypač šitoj srity skulptūros. Bet video vis tiek stengiausi tik tais ekstra atvejais arba buvo, kad tiesiog studijuoju, pavyzdžiui, kaip daro portretą ir dalinasi žmonės, skulptoriai, vieni taip kuria, kiti kitaip kuria, kiekvienas savo techniką kaip ir pristato, arba, pavyzdžiui, atskirai pasiėmė kaip kuriama akis, arba kaip kuriama lūpa, ir dažniausiai tai yra technika kažkokia, tai kuri pagelbėdavo kažkame, bet dažniausiai vis tiek paskui atrasdavai kažkaip savaip. Ir man svarbiausia visą laiką buvo eiti per pojūtį, kad jausti tą lūpą, pamatyti to, ko tu negali žodžiais išreikšti. Ir kažkaip jau seniai žiūrėdama tas video, svajojau, tokia čia svajonė, reikia imti ir daryti, bet taip gavos, kad svajojau ir šiandien pabandysiu tai įgyvendinti, pasakoti ne tik techniką, nes galvoju, kad skulptūrai galbūt nėra, kaip ir kitose meno šakose, technikų gali būti daug įvairiausių. Norėjosi pristatyti ne tik techniką, o galbūt daugiau ir papasakoti visą procesą. Paskui pasidalinsit ir matysiu, ar tai yra įdomu, ar tai nėra įdomu. Bandysiu šiek tiek nuo pradžių, darysiu skulptūrą, parodysiu, kaip gimsta skulptūra. Tai šita idėja irgi viena iš tų idėjų, kurią jau iš anksčiau atsinešta. Ir nes pas mane tai būna, ateina vaizdinys, kartais pavadinimas, ir šiuo atveju Amazonė, tie vaizdinys, buvo nusipieštas eskizas kažkoksai, tai bepiešiant, ir tada pagalvojau, kad tai turėtų būti kažkada gimti į skulptūrą. Tai vat, ir praeina metai ir kiti, ir šiandieną pagalvojau, kad pabandysiu nuo pradžių iki galo būtent šitą skulptūrą Amazonė. Amazonė karingoji deivė. Viena iš karingųjų deivių, jų buvo daug. Kas aš tikiu gyvena kiekvienoj moterį. Tai va. Tai dabar tiek manęs, atsuksiu vaizdą į rankas, į lipdinį, ir tuo pačiu kažkiek kalbėsiu, pasakosiu tas, kas tiesiog šauna į galvą, jeigu taip tinka. Nes taip sugalvojau. O kas šaus į galvą, aš nežinau. Pažiūrėsim. Pabandysiu įgarsinti galbūt tas, kai lipdai, kas vyksta galvoje šiek tiek. Arba kartais, aišku, nieko ten nevyksta, tai galbūt bus ir tylių momentų. O kartais būna, kad ten vyksta daug. Dabar šitom dienom pas mane
kaip ir vyksta tų minčių tokių. Nėra visai tas tylusis, bet aš tikiuosi perėjusi į tyląjį, vėl žiema artėja, reikia nusiraminti, pabūti ir mintim tyloje. Tai vat, bet dažnai kuriant vis tiek sukasi ar toj temai mintis, ar kartais visai ne į temą, galbūt, bet viskas paskui pasirodo į temą. Tai vat, aš tikrai nežinau, kas tai bus ir pabandysiu tokią šiek tiek eksperimentą jum ir savo padaryti. Ir pabandysim visą tai kartu su lipdiniu, su visų vaizdu įgarsinti. Tai toks šiek tiek susipažinimui intro ir dabar tada keliaujam prie darbų. Tai va, pažiūrim, kad čia geriau mums matytųsi viskas. Esam pasiruošę įrankis. Amazonė, kaip be peilio, bet ne. Mano Amazonė vaizdinys, tiesą sakant, vaizdinys yra jau mano galvoje. Kažkiek esi pasiskaitęs, bet pirmiausiai leidžiu vaizdiniui ateiti intuityviai, ateiti pavadinimui, o tada aiškinusi, kiek tas vaizdinys pataikė į kažkokią jau esamą duotą informaciją, o kiek galbūt netitinka. Tai manoji Amazonė eskize yra su ietimi. Pats tas vaizdas visas paskui jau pamatysit, kai jau gims, nes vis tiek stengiuosi prie jo artėti. Bet aš jo nenupasakosiu, o eskizas, nežinau, kažkur sąsiuvinėse nepagalvojau pasiimti arti, parodyti. Bet jis yra mano galvoje. Tai va. Ir taip, mes dabar pradžioje pasidarysim tokį karkasiuką iš vielos, čiut, kad būtų tvirčiau. Taip, mums čia bus, ne taip gal, čia bus eis galva, kūnui galima duoti daugiau, čiut sulankstyti. Čia taip nueis kojas. Tikriausiai. Foliją dar šiek tiek duosim. Dar šiek tiek paformuosim. Va, turim šitą tokį dalykėlį. Ką tai panašu? Man tai panašu šiek tiek į paukštę. Bet tema yra apie moterį. Moterį, deivę, mėgstu daryti deivės. Manau, kad kiekvienoje moterį gyveno deivė, vis kitokia ir galbūt net ne viena, nes kiekvienų laikotarpių atrodo vis noris kažkokia tai kitokia deivė ar angelą, ar dar viskas gyvena mumise.
tiek pat ir vyruose gyvena. Galbūt tos deivės, nes vyras šiame gyvenime, o prieš tai gyvenime galbūt buvo moteris. Tai vėlgi turi šitų atpažinimų ir kaip jisai elgiasi su deive, taip jisai myli tą deivę savyje ir dievaitę savyje. Tai va. O paukštis kaip siela kiekviename kūrinyje gyvena, kieno tai kūrinys bebūtų. Paukštis tai laisvė. Iš čia yra kristaliną, jo čia netraukiu iš oro, nors taip atrodė. Bet ne iš stebuklingos kažkokios tai vietos aš jį traukiu. Iš stebuklingos lėkštutės. Tai va. Įgauna pozicijas, įgauna formas. Taip. Oi. Čia yra pačias pozicijas. Mėgstu dažnai išsibandyti ant savęs. Šiek tiek nukertu, bandykim dar biškį iš toliau. Matytųsi. O, dabar atrodo viskas matosi. Pilnai. Kai reikės detalėm kažkokiam pritrauksim arčiau. Tai, kaip sakiau, pozicijas galima, pavyzdžiui, čia dabar mes ant vieno kelio, beveik. Pozicijas galima žiūrėti ant savęs, pasibandai prieš, ypač pradžioj labai dažnai, netgi vidury proceso. Ir dabar dar pats įeini į tą poziciją. Pabūni to modeliu. Galima, aišku, ir per nuotrauką žiūrėti, atrasti, kas yra tokioj pat pozicijai. Rasti nuotraukas ir pamatyti, kaip eina raumenis, kaip išsiskėsta, kaip rūbai krenta, jeigu jie yra, jeigu nuogas žmogus. Tada kaip oda krenta.
Žemę sudėliojam visą kūną, reikia pečių. Pagrindinė visa pozicija. Tektų keisti čiut-čiut. Būt kartais karkasas ne visai taip, kaip mums reikia eina. Čia buvo sumanymas, kad viskas eitų vientisai, be tarpų, išskyrus ne visai visiškai realizmas, toks dalinai. Tai vat, kai pradedi lipdyti, po truputėlį jauti, kaip viskas pas tavyje rimsta. Tai tampa tokia kaip meditacija, bent jau man. Jeigu ateini dar su kažkuo kitu, po truputėlį, netgi kvėpavimas jisai nurimsta. Tada, kad mes susikoncentravę į tą, ką mes darom, šitą visą vaizdinį. Kadangi tema dar tokia moteriška, moteriai gražu yra jeigu šitam gyvenime, sakyt, ateisiu moters užduotim, tai galvoju, kad reikia ir būti moterim. Ne kažko kito. Gavai tokį kūną, tam, kad išmoktum jį priimti, jį mylėti. Ir suprastum, ką reiškia būti moterim. Moteris davėjos. Jos visada dalinasi. Su kuo reikia išmokti. Ir kūrėjas. Ir čia kalba eina ne apie tai. Moteriška, vyriška. Nes vat ir skulptūra, kaip galit neįsivaizduosit, bet dažnai sulaukiu žinučių ar dar, kuriuose man pasakoja, kad tai yra vyriškas darbas. Man lipdant aš nejaučiau to vyriškumo. Jeigu tematiką pasirinkčiau vyrišką. Ir čia nesvarbu, kad šitas dydis moteriškas dar, o jau 2 metrų nebemoteriškas. Arba iš akmens jau nebemoteriška.
iš medžio, nežinau, jau irgi gal nebe moteriška. Aš nežinau, kaip ten. Čia reikėtų klausyti tų, kurie man rašo, kas jau moteriško, kas nebe moteriška skaitosi. Bet kai aš kalbu apie moteriškumą, aš turiu minty visai ne šitai. Aš kalbu apie tos vidinius resursus, su kuriais mes ateinam, užduotis, ar tokiam formate. Ta globa, ar kaip tu elgiesi su savim, su aplinka, ką tu augini, kokias mintis augini, kokias idėjas augini. Čia mes lipdom Amazonę, karingą moterį. Karingąją moterį, kovotoją. Subiniuko reikia. Visą laiką darydama užpaklius pagalvoju, kokia graži žmogaus vieta. Čia rakštis. Neslėpsiu, įsijungus kamerą, procesai vyksta kažkiek kitaip. Šiek tiek tokių jauties tarsi grįžimas, o gal ėjimas į priekį, nežinau. Galbūt taip atrodo, nes čia matai tiksinti laiką, kai jį dažniausiai pameti. Jisai tampa nesvarbus. O čia atrodo, kad norisi lyg greičiau padaryti, ar kaip, ar iš tikrųjų tai nereikia skubėti. Viskas pasidaro. Viskas gimsta taip, kaip turi. Detalė po detalės. Ir pasiimsim šiek tiek arčiau padirbėti. Gal ir kamerą šiek tiek pritrauksim. Formą daugiau mažiau turim.
dabar tikslingai judėsim prie vaizdinio. Groja graži muzika. Prie veido darysiu paskutinį ir darydama veidą pabandysiu parodyti truputėlį technikų dėl lygumo, nes šiandien sulaukiu tokio klausimo, o kaip padaryti lygiai, ir kas mane šiek tiek ir inspiravo ir paskatino padaryti šitą video, nors jau sukosi, aišku, tų minčių tokių, kad galbūt reikėtų čia padaryti, bet tikriausiai būčiau taip ir nepadaręs, nežinau, galbūt vėl būčiau neprisiruošęs, būčiau sėdus, neiškentus sėdus prie darbo, jį nulipdžius ir tada pagalvojus, gal reikėjo vis dėlto tą video padaryti. Tai va, o dabar kažkaip sugalvojau tokią klausimą, tada pagalvojau, kad reikia padaryti video atsakant į tą klausimą, parodyti tos keletą būdų, kaip tai galima padaryti. Bet tada sugalvojau tą progą, kad jau darau, o kodėlgi nepadarius visko taip, kaip aš jau kažkada seniai galvojau. Toks, aišku, ilgesnis formatas gaunasi. Bet o galbūt kažkam būtent to reikia, to ilgesnio tokio formato. Galbūt ne visi skubantis, o gal kažkam tai suveiks kaip meditacija, tiesiog. Pradžioje galvojau gal pasidaryti tą jau, tokį prie pabaigos, tą skulptūrą, kad nereikėtų viso šito, ką aš dabar darau, laukti. Bet paskui sugalvojau, kad ne, pabandysim visą šitą kartu parodyti. Nuo pradžių, be karpymų, kažkokių tai papildomų. Nežinau, skulptūra pakankamai lakoniška sugalvojau. Tai, nes, ne tiek detalių, nes kitas trunka ir kelias dienas lipdyti, tai čia jau būtų sudėtingiau visą procesą nuo pradžių iki galo parodyti. Tai ir pagalvojau, kad būtent šita, bent jau taip kaip galvoju, skulptūra labai pats tas. Aišku, galima ir dar kažkokia mažesnė buvo sugalvoti, kaip atidaro detalę, tik, bet nežinau, aš norėjau, kad pasirodalinti tuo gimimu visos skulptūros. Nes kartais ta detalė, taip, jie svarbu ir galbūt yra išmokti, kaip ten lūpų, bet vėlgi, kiekvieną kartą, kiekvienai skulptūrai tu kitaip formuoji ir tą koją, ir tas lūpas. Dėl to, kad
Kiekviena skulptūra, jinai turi savo nuotaiką, savo netgi harmoniją, tai pavadinkim, ritmą pagrindinį. Ir kaip čia išsireiškus, koloritą. Ir todėl, jeigu darai skulptūrą realistiškai, taip, bet paskui kartais mes tikrai norime nuklysti šiek tiek, kaip ir remtis tą tikrąją koją, bet juk taip iš mūsų Amazonės koja. Ir ne kažkieno kito Amazonės, konkrečiai mano Amazonės koja. Jūsų Amazonės koja bus kitokia, nes jūsų Amazonė yra kitokia. Taip kaip jūs ją matot, taip kaip jūs ją įsivaizduojat. Tai ką jums tai reiškia? Pastalinas dėkingas tuo, kad galima pridėti, pridėti, taip kaip formuoti. Visiškai išlaisvinti vaizduotę. Dėl ko aš renkuosi karkasą su folija, dėl to, kad dažnai darydamas karkasą vis tiek šiek tiek nepataikai kažkame, paskui tau ima trukdyti, trukdyti taip, kaip tu nori koją padaryti ar dar, ir pakankamai jo nesuspaudus, paskui tai gali paspaudyti, kaip pradžioj tu jo kaip labai kietai nepasidarai, paskui tai gali prireikus spustelėti ir pastatyti į vietą. Kaip visas deivės, skulptūra turi būti graži. Taip įsivaizduoju. Aišku, galėtų būti tema apie tai, pertikti kaip nors buitiškai ir tokia va deivė. Bet
Žiūrėjote, kaip yra gražu. Taip kaip aš suvokiu, kaip gražu. tą dieviškumą tokį turėti. Kad tai kilsteltų virš buities šiek tiek, kurios jau nebežinau, ar aš beturiu. Tokius turiu. Bet ar kas nors iš vis turi tokį tą stereotipinę buitį? Ar bėra nuo ko bėgti? Gal mes jau visi gyvenam savo svajonę. Ir tai
Pagrindė vis tiek einu to nuėmimo principų, užsidedu daug plastilino, o paskui nuiminėjau, nebent vis detalės mažytės uždedi. Pat įdomu, kad kuo daugiau pradėjau dirbti jau kaip medis, akmuo, kur tu nebepridėsi, reikia gerai apgalvoti prieš nuimant, įsijausti visą tą nuėmimo. Tai tuo ir plastilinė jau žiūriu, kad vis dažniau gaunasi, jog nors ne, dabar ką tik supratau, kad ne, vis dėlto leidžiu šią savo viso to atsipalaiduoti ir galėti pridėti, patraukti ranką, vėl ją atstatyti ten, kur reikia. Moduliuoti.
tą momentą, o jeigu dabar nesigau, nes daug kas gaunasi, daug kas eina intuityviai. Kaip ir sakiau, be jokios technikos ir tada galvoju, kaip čia šį kartą. Taip sakysit, va, technika visą laiką užtikrintas. Taip, tu visą laiką užtikrintas, kad kažkas gaus. Bet kiek gražiai viskas eisis, priklauso nuo tiek, kiek viduj viskas harmonizuota. Kojos turi būti stiprios. Su kojom bėgi, kojų laikaisi, kojomis į žemę jauti. Gali rankomis, aišku, jeigu ravi darželius. Kojos atlaiko visą kūną. Amazonė kojomis. Ir arklį turi nulaikyti arba bėgti per mišką. Skaičiau, kad amazonės nusipjaudavo dešinę krūtį tam, kad būtų patogiau laikyti lanką. Bet niekur jų taip nevaizduodavo, todėl sako, nežinau, ar čia tik mitas, ar iš tikrųjų taip. Man irgi amazonė neatėjo su vaizdu be krūties. Šiom dienom, aišku, tai kalbėtų ir apie moterišką jautrią ligą. Tai lipdant ateina daug tokių, tu galėtum pasukti. Ta kryptim tu galėtum ją padaryti, be krūties, galėtum tai padaryti, galėtum tai padaryti. Tai aš dažniausiai nusprendusi sulikti prie to pirminio vaizdinio, nes paskui gaunasi blaškymasis, dėl to, kad visa tai įeina į tą kūrinį. Net nebūtinai tai turi būti tiesiogiai pavaizduota.
Taip. Mums reikės tiek atrasti tą balansą. Mėgstu atrasti, galima, aišku, dėti čia kalti vinuką ir taip toliau. Bet man norėtųsi atrasti tą balansą natūraliai. Skulptūroje. Tu, kad paskui jinai vis tiek turės stovėti. Be jokių atramų. Aišku, galima pagrindą sugalvoti. Šiuo atveju pagrindas šitą lentelę. Pagrindas, prie kurio klijuosis. Bet vis tiek būtų smagiau, kad jinai stovėtų, remtųsi kojomis. Aišku, dar yra, kad čia dar minkštas plastilinas. Čia mes galim dėti kažkokią tai vielos atramėlę, ką gal tikriausiai ir padarysim, kad taip nesmuktų ir nes mums vis tiek reikia, kad išlaikytų blauzdą, turėtų nei blauzdą. Taip pat matau, kad yra nudidinta šiek tiek galva, sutraukus matyti. Čiut matyti, kad galvą čia mes viską čiut turim per daug, iki čia mes kaip ir viskas gerai. Čia dar ranka sumažės, čiut padailės. Aišku, plaukai taip, bet kažkur tai galva turėtų baigtis čia. Šiek tiek per aukštai. Dabar iškelta. Tai va. Taip, dar jinai detalės paskui. Taip, matau, ši valandėlė darbuojasi, bet jau ir vėlus vakaras, tai vis dėlto ne visai pabaigsiu per vieną. Ir pratęskime viską rytoj iš ryto pat, nes dabar jau artėja vakaras, laikas ilsėtis, nes visą dieną taip pat buvo dirbta, o čia taip ant vakarų sugalvojau kažką tai toliau lipdyti, tai vat, pratęsim rytoj.